Papasakokite apie savo įsimintiniausią Valentino dieną. Nu, man sunku pasakoti už tai, kad aš pykstu ant Valentino dienos. Štai, kad buvo savo laikų dar, kada nebuvo Valentino dienos, mes kasdieną mylėdavom moteris. Ir staiga sugalvoja, kad vieną kartą į metus per Valentino dieną reikia mylėti. Tai mes, žinot, su to nelabai sutinkam, mes protestuojam. Mūsų meilė yra kasdieną. Meilės tas jausmas, tai jis labai daug duoda žmogui, jis nieko nekainuoja, o labai daug duoda. Nes viskas mūsų pasaulyje vyksta veidrodžio arba rezonanso principu. Kiek tu atiduodi, tiek kartais ir daugiau dar gauni. Taip, kad mylėti netgi naudinga iš pragmatiškos pusės. Aš atvirkščiai, kol nepažiūrėjau filmą Redirected, tai meilės tėvynį neturėjau. O dabar taip pradėjau mylėti tėvynį, kad tikrai ačiū režisieriui.